mus, kad sumažinom bendrovės sąnaudas optimizuojant valdymo aparatą ar procesus. Didelį dėmesį skiriam, kad imti užsakymus tuos, kurie tikrai yra pelningi ir kurie sukuria vertę. Mažesnis akcentas buvo dedamas į pardavimų laikymą. Taip pat sėkmingai sumažinom apyvartinio kapitalo poreikį labai operatyviai valdant atsargas. Dėl gautinų sumų tai tikrai neturime visiškai blogų skolų per paskutinius 2 metus. Ir visada stengiamėms parduoti pagrindinėje veikloje nenaudojamą turtą bei sumažinti savo finansinius įsipareigojimus, kurie šiai dienai dėja yra pakankamai nemaži. Ir noriu pasidžiaugti, kad bendrovė ar grupė per 2009 metų pirmą pusmetį dirbame pelningai. Bendrovė uždirbo 1,4 milijono veiklos ir 0,5 milijono grynojo pelno. Grupė uždirbo 1,3 milijono litų veiklos ir 0,2 milijono litų grynojo pelno. Ir nežiūrint į tai, kad įsipareigojimai vis dėlto yra labai dideli, tačiau jeigu žiūrėtumėm 2008 metų pradžią ir 2009 metų pirmą pusmetį, tai tie įsipareigojimai sumažėjo 20,5 milijono litų ir dabar sudaro 46,5 milijonus litų. O grupėje sumažėjo 29 milijonais litų ir dabar siekia 54,5 milijono litų. Pirmame grafike norime parodyti mūsų pardavimų dinamiką, tiek bendrovės, tiek grupės, tai pardavimai yra krito, tačiau norim pasidžiaugti, kad, sakykime, šių metų pirmas, antras ketvirtis jie jau pakankamai stabilūs. Taip pat norime pasidžiaugti, kad dėka sąnaudų optimizavimo, efektyvesnių pirkimų, dėrybų, mums tikrai pavyko padidinti bendrą pelningumą ir šiai dienai jis siekia 15%, tai tikrai labai geras rezultatas. Ir tai didelė dėka dėl to, kad pardavėm nemažą dalį ekologiškos produkcijos ir ta dalis didėja ir pagrindiniai klientai yra šveicarų firma Remiai, taip pat švedų firma parduodanti vaikam, tai Polar Opiret, taip pat mūsų pačių linija, kurią pavadinome Eko liniją ir parduodame bendraudami su Maksimos tinklu. Taip pat pavyko padaryti šiek tiek savo kolekcijų vienam prancūzų klientui ir tie pardavimai pakankamai neblogi. Tiesa, jų santykinė dalis dar nėra tokia didelė, kaip norėtumėm. Čia pirmam grafikė irgi norėtumėm pasidžiaugti, kad irgi pavyko sumažinti sąnaudas ir veiklą padaryti pelningą. Iki šiol aš savo visoje veikloje labai akcentuoju veiklos pelningumą, nes parodyt, kad mūsų veikla tikrai gali būti pelninga. Tai, sakykime, per pirmą, antrą ketvirtį tas veiklos pelnas jau ir pasirodė ir manau viską darysim, kad jis ir testusi. Ir antram grafike, sakykime, gal norėčiau pasidžiaugti tuo, kad jeigu žiūrėt mūsų rezultatus, pardavimai krito apie 40% lyginant su praeisiais metais, tačiau jeigu žiūrėt veiklos sąnaudų procentinė išraiška nuo pardavimų, mums pavyko stabilizuoti. Tai labai sunkus darbas, kai krenta pardavimai ir veiklos sąnaudas atitinkamų procentų sumažinti, bet mums tai pavyko. Šiek tiek skaičių. Tai 2009 metais per pirmą pusmetį pardavėme 33,8 milijono litų, jeigu lyginant su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu,
tai kritimas 36%, tačiau bendrą pelną uždirbome 5,4 milijono litų arba 42% daugiau nei praėjusiais metais ir bendrasis pelningumas, kaip matot, išaugo nuo 7,2% iki 16%. Veiklos sąnaudos taip pat buvo ženkliai sumažintos 35% ir dėka visų šių veikų mes turime, mūsų pagrindinė veikla yra pelninga. O grynasis pelnas sudarė 485 tūkstančius litų. Jeigu žiūrėt grupę, tai grupės rezultatai didžiąją dalim priklauso nuo bendrovės rezultatų. Tai pardavimai sudarė 39,4 milijono litų arba 34% mažiau. Tačiau bendro pelno uždirbta 40% daugiau, veiklos sąnaudos mažėjo 42% ir tikrai norim pasidžiaugti labai už AB Šatriją, kuri ženkliai sumažino savo sąnaudas ir pagrindinės veiklos pelnas sudarė 1,3 milijono litų, grynasis 180 tūkstančių litų. Iš balanso straipsnių norėtumėm tik dar noriu pasikartoti, kad įsipareigojimai sumažėjo bendrovėje iki 46 milijonų litų, grupėje iki 54,5 milijono litų. Ir mūsų lūkesčiai, kad tikrai tikime, kad atsigaunant ES vartojimui, pas mus užsakymų turėtų didėti. Vartojimo tendencija link ekologiškų švarių gaminių tikrai manom, jinai išliks ir bus didėjanti, tai tikimėms, kad ir mes sugebėsim sėkmingai augti šiame segmente. Taip pat tikime, kad yra pakankamai didelis mūsų prekinio ženklo žinomumas ir šiais metais, kitais metais ir toliau tam stengsime skirti daugiau dėmesio ir skirsime daugiau dėmesio. Pridėtinės vertės kūrimas siūlant gaminių dizainą, inovatyvias medžiagas ir apdailas taip pat lieka prioritetiniu. Ir stengsimėms labiau išnaudoti savo dukterinę įmonę Ukrainoje, stengiantis parduoti produkciją Ukrainos rinkoje. Kol kas tie lūkesčiai, jie jau tai pradėjo patys daryti ir jau pirmi daigeliai yra pakankamai džiuginantis. Ir šiek tiek apibendrinant mano prezentaciją, tai dar sykį paminėsiu, kad mūsų pranašumai yra kokybė, greitis, lankstumas. Sakykime, šiom sunkmečio sąlygom norisi pasidžiaugti, kad pavyko įgyvendinti savo veiksmus ir, sakykime, perlaužti tas neigiamas tendencijas ir įmonė dirba jau pelningai. Stengiamėms ir toliau vystyti aukštos pridėtinės vertės gaminių pardavimus ir atsigavus ES rinkoms tikimėms, kad pardavimai didės. Skatinimo veiksmai, tai kaip ir minėjau, ekologinės produkcijos pardavimų plėtra, taip pat mūsų prekės, tiksliau, mūsų produkcija, ekologiška produkcija su UT ženklu, mūsų ženklo kolekcijų pardavimas Lietuvoje, dirbame ir su kolegomis ir stengiamėms parduoti internetinę prekybą ir taip pat sėkmingas bendradarbiavimas su Maxima. Gaminių kolekcijos kūrimas, pristatymas klientams ir dar stengsimėms dirbti ir toliau Ukrainos, galbūt NVS šalių rinkose ir stengtis išnaudoti laisvus pajėgumus gaminant medžiagą ir ją parduodant kitiem klientam. Tai ačiū labai ir pasiruošęs būsiu klausimam.